Paskutinis balandžio sekmadienis susigiminiavusių miestų diena. Alytus oficialiai turi 21 miestą partnerį ir artimajame ir tolimajame užsienyje. Tiesa, dažniausiai partnerius alytiškiai mato ir apie juos išgirsta per miesto dienų oficialią atidarymo ceremoniją. Kaip manot, ar gyventojai pakankamai žino, su kokiais miestais bičiuliaujasi Alytus? Turbūt, kas domisi, tai žino, kad pagaliau, kad ir tos pačios miesto šventės metu būna pristatoma, iš kur yra svečiai. Bet, gal kažkas turi kažkokių ar ryšių su tuo miestu, ar kažkokių pažįstamų, gal jie tiesiog pavadinimą prisimena. Suvalkus, aišku, kad visi žino. Ar teko girdėti, va, mūsų politikai sako, mūsų miestas partneris ir... Ką žinau, bent vieną pasakykit, kas tas mūsų miestas partneris. Lenkijoje, Latvijoje. Lenkijoje? Nežinau tikrai. Baltarusijoje, pavyzdžiui, koks miestas? Nežinau. Nežinau. Ačiū. Kaip manot, koks Lenkijos miestas yra mūsų miestas partneris? Nežinau. Gal jūs spėtumėt? Nežinau šito. Žinau, kad turi, bet ten su Lenkijais bendrauja dar kažkoks patiksliai. O kaip manot Lenkijoje, kuris miestas čia mums draugiškiausias? O tai čia turėtų būti Suvalkai šalia, bet aš nežinau, ar taip ar ne. Tai Lenkija, tai aš manau, kad labai draugauna. Dėl apsipirkimų, tarkim, politikai mūsų... Nežinau. Baltarusijoje, kaip manytumėt, koks mūsų draugas miestas? Tai nežinau. Lyda. Kaip manai, Lyda yra mūsų miestas partneris ar ne? Mano Jonėse aš buvęs Lyda ir ten tikrai yra daug lietuviškos atributikos. Tikrai ten buvo daug Lietuvos istorijos ir LDK laikais. Lenkijoje, žinau, lyg tai miestas Elkas. O daugiau kaip ir nelabai. Švedijoje lyg tai kažkoks miestas yra. Tai kažkoks bendradarbiavimas yra, pasikeitimas kultūros projektais ar kolektyvais. Tai turbūt ir verslo srityje irgi kažkokie pasikeitimai, projektai matyti yra. Alytaus miesto mero pavaduotoja Valė Gibienė nesutinka, kad partnerystė tik popieriuje, esą bendradarbiaujant gauta ir apčiuopiamos naudos. Gal konkretų pavyzdį pateikti, kaip bendradarbiavimas su miesto partneriu atnešė naudos Alytaus miestui? Yra mūsų toks kultūros ir komunikacijos centre, yra amfiteatras. Į amfiteatrą mes pasistatėme amfiteatrą, įsigijo kultūros komunikacijos centras, gerą garso aparatūrą ir visą kitą įrangą. Lygiai tą patį padarė miestas Elkas. Suaugusių ir jaunimo mokykla atliko rekonstrukciją savo tos sporto salės, kuri labai tinkama tinklininkams ir labai mėgiama. Lygiai tą patį pasidarė pas save, tik tai kitam objekte ir Gižicko miestas. Tikrai abejoju, ar nuvažiavus pirmą kartą į kažkokį miestą partnerį, ar iš karto gali dėl gamyklos statymo susitarti, dėl kažkokių investicijų pritraukimo. Tai toks po truputėlį palengva einant nuo tų tokių, vadinkim, minkštųjų dalių, mes nueinam tikrai iki didelių projektų. Vienas labiausiai nutolusių Dzūkijos sostinės miestų partnerių Jungtinėse Amerikos valstijose, New Yorko valstijoje esantis Ročesteris, tačiau atstumas netrukdo draugystei. Prieš keletą metų Teletilto pagalba Alytaus teatre koncerte skambėjo Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro Svajonė atliekami kūriniai, o tuo pačiu metu Ročesteryje grojo Hokteino simfoninis orkestras. Nors susigiminiavusius miestus skyrė 8 laiko juostų skirtumas, tačiau nei Ročesteryje, nei Alytuje žiūrovų netrūko. Vis tik dažniausiai miestai partneriai iš bendradarbiavimo tikisi gauti abipusės naudos.